Pasibaigus Latvijos ralio čempionatui, Automoto kūrybinė grupė patraukė į Rygą. Čia vyko Latvijos ralio čempionato sezono uždarimas. Jo metu apdovanoti greičiausi čempionate dalyvavę sportininkai. Ne vieną apdovanojimą iš kaimyninės Latvijos parsivežė ir mūsų tautiečiai. Roko Kvaraciejaus ir Mariaus Samuolio ekipažas viena ašimi varomų automobilių klasėje buvo nepavėjamas ir iškovojo pirmąją čempionų taurę. Rokas Kvaraciejus iškovojo ir dar vieną titulą. Jis tapo šių metų Latvijos ralio čempionato junior įskaitos nugalėtojų. Apie pasiekimus lietuvių ekipažas kalbėjo linksmai ir tvirtino, jog teko nemažai pavargti, kad šis titulas atitektų būtent jiems. Aišku, pauko daug laiko tam visam reikalui, daug, aišku, ir finansų, ir taip pat ir kaip supratimo iš tėvų, kad vis tiek toks amžius, tai buvo gan sunku. Lengva fizinė prasme dabar, bet čempionatas tai nebuvo lengvas. Iškilmingos ceremonijos metu apdovanotas ir dar vienas lietuvių ekipažas. A+ klasėje garbingą antrąją vietą iškovojo Roko ir Ingos Lipeikių šeimyninis duetas. Rokas Lipeikis savo ir dukros pasirodymu buvo patenkintas ir teigė, kad esant tokio amžiaus ir važiuojant vien dukros raginamam neįmanoma visko laimėti. Pasak ralio meistro, viso sezono metu buvo žaidžiama taktika, kai kur teko paspausti, kai kur teko pataupyti automobilį. Paklaustas apie artėjantį sezoną, Rokas Lipeikis pažadų nebarstė, tačiau nepasakė ne. Šiemet Latvijai mes laikome antri, tai nepakartojama pernykštės sėkmės, bet kadangi šiemet pagrindinis tikslas buvo mūsų Nezoje laimėti, tai teko aukoti varžybų, nes kai kurių rezultatus ir tikrai važiavom kai kurias varžybas žemiau galimybių ribos, tausojame techniką ir paprasčiausiai rinkome taškus. Aišku, po 300 Lakes ralių, kai buvo stipriai apgadintas automobilis ir nebaigėm Kuržemės ralis, tai mums iš tikrųjų komplikavosi šiek tiek ir mūsų planai į Nezę, todėl turėjome labai mobilizuoti sezono gale ir galiausiai džiaugiamės, kad pavyko iškovoti pagrindinę pergalę šio sezono. Iš 4 čempionatų laimėjome 2. Mašina po paskutinio ralio taip pastatyta ir paprasčiausiai nebuvau net priėjęs. Žadu kitą mėnesį pagalvoti ir kažkokį priimti sprendimą. N4 klasėje pirmą kartą Latvijos ralio čempionais tapo Andis Neikšans ir Peteris Dirkals. Šie sportininkai savo pergalę liko ypač patenkinti, kadangi per jų karjerą toks pasiekimas pirmasis. Tai mano 12 sezonas, 7 metai LMT ralio komandoje, tai ilgas laikotarpis. Niekada nebuvau čempionu, toks titulas man pirmasis karjeroje ir aš tuo labai džiaugiuosi. Sieksime jį apginti ir kitąmet. 2009-aisiais Latvijos ralio čempionato nugalėtojai Aivis Eglė ir Martins Jerums šiemet tenkinosi 3. vieta iškovoję bronzos medalį. Sportininkai neatrodė nusiminę ir teigė besiviliantis, kad kitąmet pavyks iškovoti aukštesnės prabos medalį. Buvo ir sunkesnių medalių. Šiais metais mums iš vienos pusės pasisekė, iš kitos pusės buvo tokių mano klaidų, bet rezultatas yra toks, koks yra. Šį sezoną mus mažiau lydėjo sėkmė negu ankstesniais metais, bet jei žiūrėtume į top 5, visoje šalyje būti tretiems netaip jau ir blogai. A+ klasėje nugalėtojų tapo Ivars Vasaraudis ir Valdis Predzis, vairuojantis Mitsubishi Lancer VRC automobilį. Būtent šis ekipažas paliko už nugaros Roką Lipeikį su Inga Lipeikyte. Aš manau, viskas buvo gerai, mes daugumą varžybų laimėjome. Aišku, kai kurių ir nebaigėme, bet ralis yra ralis. Manau, sezonas geras, vairavome VRC automobilį ir manau, kad kitąmet vėl startuosime su juo, tačiau dar nesu galutinai apsisprendęs. Latvijos automobilių federacijos sekretorius Janis Krastins tvirtino, kad šis sezonas praėjo gana sklandžiai. Jo liko patenkinti ir organizatoriai, ir lenktynininkai. O pasak sekretoriaus, naujo sezono organizavimui bus skiriama dar daugiau dėmesio. Tai buvo nuostabus sezonas, nors pradžioje baiminomės dėl galimos ekonominės krizės įtakos čempionatui, tačiau viskas buvo gerai. Mes esame patenkinti. Džiaugiuosi, kad šiemet buvo daug dalyvių, nemažai jų iš užsienio. Kitąmet laukia šiek tiek naujovių junior klasėje. Tikimės, kad tai teigiami pokyčiai, kurie suburs dar daugiau dalyvių joje.
Po apdovanojimų Latvijoje automoto kūrybinė grupė sudalyvavo ir Lietuvos sezono pabaigtuvėse. Čia buvo apdovanoti greičiausi mūsų šalies sportininkai. Pirmąją vietą N4 klasėje iškovojo Martyno Samuičio ir Ramūno Šaučikovo duetas. Apie sėkmę šiame sezone abu sportininkai kalbėjo itin noriai, o Martynas Samuitis neslėpė džiaugsmo dėl jam suteikto ralio meistro vardo. Norėčiau pasakyti, kad Martynas Samuitis labai greitai pradėjo važiuoti ir labai greit pradėjo siekti aukštus rezultatus. Rodo ir rezultatai, ir užimtos vietos, ir aš galvoju, kad kitais metais iš šitų pozicijų neužleis. Aišku, laimėti yra lengviau, negu paskiau kitais metais išlaikytas pozicijas, kokios yra. Noriu jam palinkėti, kad kitais metais irgi būtų neblogesnis negu šiemet. Super nusiteikęs. Tikrai nusiteikęs važiuoti, kovoti, dalyvauti. Ką reiškia ralio meistro vardas būtent jums suteiktas? Dar dabar net nesuprantu. Gal suprasiu pirmadienį, antradienį, ką tai reiškia. Manau, kad tai yra super. Kiekvienas lenktynininkas svajoja apie sporto meistrą. Visas tas sezonas parodė, kad net ir mažai kalbėdami vis dėlto siekiam taip abudu, kaip ir sutarę. Džiaugiatės? Labai. Yra kur augti? Yra kur? Aš manau, kad yra. Ir aš tuos tikslus nepaliauju apie juos galvojęs. Ir šiuo metu aš kažkaip tai vis savo įsikalbinėjau, kad turėčiau papulti į RC. Ir kažkaip, kai jau tas pradeda galvoje kirbėti, tai pradedi to siekti. Ir Martynui ta idėja irgi, matau, tinka. Tai aš, jeigu atvirai abejoju, ar mes čia sieksim ką nors įrodinėti Lietuvoje, kad čia mes pasiekėm išlaikyti ar panašiai, nes kažkokie tikslai galvoju kitokie. Ir kad tuos tikslus pasiekti labai gali būti, jeigu seksis, mes važiuosim vis mažiau Lietuvoje. Martynas labai didelį dėmesį skiria treniruotėms. Tai ir nebūtinai tik tai su lenktyninė mašina, bet ir stenogramos surašymas, kartu aptarimas kažko tai, visokie kitokie dalykai. Ir tas duoda savo vaisių. Tai iš tikrųjų ne veltui jį pristatė apdovanojimams kaip didžiausią pažangą padariusi vairuotoją. Tai aš labai džiaugiuosi. Antrieji šioje klasėje liko Audrius Višniauskas ir Edvinas Pagirskas. Nuo pirmos vietos nugalėtojų lentelėje atsilikė vos 4 taškais. Tikslai buvo kelti pasirodyti kuo geriau, pakliūti tarp prizininkų. Aišku, paskutiniais etapais norėjusi tapti čempionu. Gaila, labai pritrūko, ten labai nedaug, berods 13 sekundžių, bet yra kaip yra, džiaugiamės iš tikrųjų, kaip pasiekta, tikimės, kad kitais metais gal užlipsim dar vienu laipteliu aukščiau. Tretieji N4 klasėje liko Ramūnas Čapkauskas ir Tomas Šipkauskas. Sportininkai šiuo laimėjimu nebuvo nusivylę, o sezono pabaigtuvių metu šturmanui Tomui Šipkauskui nuotaiką dar labiau pakėlė suteiktas ralio meistro vardas. Aš tiesiog švenčiu 3. vietą N4 klasėje ir labai stipriai bendrauju su savo kolegom, lenktynininkais, visais susirinkusiais žmonėm, rėmėjais, federacijos atstovais, kurie sakė labai džiaugiasi šitą šventę. Visi po praeitų metų pirmos vietos įsivaizduoja, kad 3. vieta yra kažkokia tai jau tokia, nuvalkiota, neįdomi, bet iš tikrųjų tai puikus pasiekimas. Sezonas ne pats geriausias, automobilis truputėlį pavedė, bet visumomis labai patenkinti. Su Ramūnu ilgai ir daug diskutuodavom, ko siekiu. Tai sakiau, mano aukščiausias pasiekimas tai turėtų būti sporto meistras. Ir tikrai jo dėka pasiekiau tą sporto meistrą, nes vėlgi sėdėti šalia, skaityti scenogramą yra viena, bet dauguma sportininkų siekia to patys vairuodami arba žiedinėse lenktynėse, arba krose, arba kažkur tai ir per savo prakaitą ir vargą siekia. O aš, kaip sakant, sėdėdamas šalia ir Ramūno dėka irgi turiu šiai dienai tą tokį suteiktą sporto meistro vardą, kurio labai didžiuojasi ir tikrai dėkingas jam ir ačiū visiems, kurie padėjo man pasiekti. Taip. Šioje klasėje 4. likęs ir apdovanojimo nepelnęs Vytautas Švedas geros nuotaikos nestokojo ir į prabėgusį sezoną žvelgia su pliūpsniu humoro. 7 išveršti medžiai. 102 išgąsdinti žmonės. Viskas suskaičiuota. Statistika rodo savo. Aš labai džiaugiuosi, kad jis toks buvo, koks buvo. Kad aš čia vis dar stoviu, nes po tų 7 medžių aš galėjau čia ir nebestovėti. Bet aš vis dar čia, aš vis dar dainuosiu, aš vis dar važiuosiu. Tikiuosi. Tikslai kitiem metam? 14 medžių.
Klasėje L2000 nepavėjami buvo Dovilas Čiutelė ir Marius Torau. Antrieji buvo Martynas Samsonas ir Mindaugas Varža. Už jų ant pakilos rikiavosi Giedrius Notkus ir Remigijus Devainis. Iš sporto departamento medalį gavau. Fainai ir už vieną ašies įskaitą pirmą vietą. Tikslas ir buvo 2VD įskaitą. Kaip ir didesnės konkurencijos nebuvo Lietuvoje. A2000 klasėje pirmą vietą užsitikrino ir apdovanojimai viršų kėlė Irmantas Žukauskas ir Gediminas Figurinas. Antrieji liko svečiai iš Rusijos Dmitrijus Miechinas ir Maksimas Nefedovas. Trečioji ant pakilos užkopė Joana Survilaitė su Edgaru Urbanavičiumi. Klasėje Open pergalę šventė šeimyninis Roko ir Ringos Lipeikių duetas, kurie nuo artimiausių varžovų lentelėje atsiplėšė net 56 taškais. S2000 klasėje nugalėtojo laurus nuskynė Tomas Bilius ir Vytis Paulikonis, antrasis liko Karolis Raišys su Ryčiu Lukausku, trečiąją vietą tenkinosi Vytautas Dusevičius ir Kęstutis Taškūnas. 2011 m. Lietuvos ralio čempionatas prasidės sausio 29-30 dienomis. Kartu čia vyks ir Latvijos ralio čempionato pirmasis etapas. Taigi ištikimiausiams ralio fanams laukti liko ne tiek jau ir daug.